Labas, pažiūrėkime, ką šiandieną nori pasakyti tiek man, tiek jums kortos. Laukiu pati savo atsakymų, ką tik po labai ilgos meditacijos, tai pasižiūrėkime visi kartu. Pradėkime nuo šių kortų, šiandieną žiūrėsime net 4 skirtingas kortų kalades. Ir kas nori asmeninės konsultacijos, rašykite žinutės, pasižiūrėsime net 4 kortų kalaidas, ką jums nori pasakyti, koks jūsų sielos kelias. Žodžiu, pradedam. Pirmas atsakymas yra taip, kad ir ką būtumėt sumanę, kad ir ką galvojate, ką jautėte, darykite, ypatingai jeigu tai yra absoliučiai nauji dalykai. Taip, gaunat iš visatos, taip. Vau, sekanti korta yra šuolis, eikite pirmas, visata jūs palaikys, kartais labai baisu yra šokti nuo olos į nežinomybę, tačiau žinok, kad visata išties savo delną ir tave labai saugiai nuskraidins ir nutupdys tave ten, kur tu turi būti. Tavimi yra pasirūpinta, todėl daugiau drąsos ir einame į priekį link to, kas mūsų laukia ir kas mums yra paruošta. Trečioji mūsų korta, kai žengsime tą žingsnį, ateis visiškai naujas gyvenimo etapas, kad ir kaip dabar baisiai atrodo, ar ne, kad viskas griūna, kažko laikotės labai stipriai įsikibę, nenorite paleisti, klijuojate tas sudužusias plytas, bandote sulipdyti, neverta, žinokit, lipdyti tai, kas nėra ant tikro pamato, tai, kas yra ant melo, tai, kas yra netikra, nebesulipdysite ir ta vaza vis tiek jinai yra skilusi ir matysis. Tai paleiskite, leiskite viskam griūti, leiskite visatai viskuo pasirūpinti. Ir štai jūsų laukia nuostabus ir manęs lygiai taip pat pokytis ir pažiūrėkite, kokia nuostabi ateitis, kur kalnai jų yra daug gėlių, daug saulės, daug šviesos. Todėl paleiskite, nebūkite įsikabinę, tebūnie viskas sugriūna tam, kad prasidėtų naujas, šviesus, nuostabus gyvenimo etapas. Žiūrime dabar angelų kortas, ką nori mums pasakyti angelai, ogi kartoja tą patį. Ženki nežinomybė, beje, tai yra pati mylimiausia mano korta. Šitą nežinomybę aš labai dažnai gyvenime pasielgiu taip. Nežinau, bijau, bet tiesiog imu ir darau ir pabandau ir atidarau, žinokite, tas duris. Tai tiesiog gaunate kvietimus, net jeigu tai nesusiję su jūsų sfera arba apie tai negalvojate, pasakykite taip ir išbandykite. Įjunkite savo tiesiog smalsumą ir susirinkite visus šansus. Pažiūrėkite, kiek ten nuostabių dalykų mūsų laukia. Žiūrime dar vieną angelų kortą. Tai kągi, žiūrėk tik į priekį ir priimk visus pozityvius pokyčius, galimybės, gebėjimus, mokytis, augti, galbūt kelti kvalifikaciją, galbūt paragauti, pabandyti, pasižiūrėti, sutik ir būtinai tai padaryk. Žiūrime su pozityvu, tik į priekį, nesigręžiojame atgal. Ir mūsų laukia nuostabi ateitis, dar viena angelų korta. Štai, jeigu jauteisi labai nesaugiai ir šiek tiek pergyvenai, tai žinok, kad turi visą angelų komandą, kuri saugo visą tavo gyvenimą, tavo svajones, mato ir tavo sapnus, mato ir tavo visas mintis ir visą elgseną, net minteles tavo visas ir žinok, kad tu esi saugomas. Tai tikrai nesi vienas ir nesijausk vienas, turi apsaugą. Tai yra nuostabu. Keliaujame prie mūsų mėnulio kortų, žiūrime, ką čia šiandieną išsitraukėme, nes aš lygiai taip pat daviau užklausą. Tiesiog daugiau meilės ar ne, daugiau pasitikėjimo, įsileisk meilę ir pati dalink meilę visose gyvenimo situacijose. Jeigu kuri, daryk su meilė, jeigu kalbi, kalbėk su meilė, jeigu negali, patylėk, susikaupkis į žemę ir tada keliauk vėl į pasaulį. Žodžiu, apsupk save meilę. Keliaujam toliau. Tai daugiau reikia korekcijų ir prisitaikymų gyvenime. Nereikia visur savęs riboti arba sprausti į rėmus, kai kur mes irgi turime nusileisti, pasižiūrėti plačiau ir prisitaikyti, todėl daugiau lankstumo įnešk į savo gyvenimą. Žiūrime toliau. Daugiau tikėjimo, vilties ir tikėk savo svajonėmis, neapleisk jų, negalvok, kad yra neįmanoma, nes tu atėmi galimybės joms greičiau užsipildyti, tu atėmi tą energetiką, ar ne, kurią mes laistome savo gėles, kad jos pražystų. Tai mažiau abejonių ir daugiau tikėjimo savo svajonėmis, jos nori daugiau tavo energijos, todėl svajok drąsiai, labai drąsiai.
Žiūrime toliau. Aha. Emocijas kyla, ar ne, super mėnulis, daug visko gyvenime vyksta, tam, kad jie suvaldyti arba tada, kai tau būna pačiam galbūt per stipru, nepamiršk tiesiog įsižeminti. O emocijas pasistenk nukreipti tikslingą linkme, tam, kad siektum savo tikslų ir svajonių. Na ir dar vienos mūsų naujas kortos, pasižiūrėkime, apie ką jos yra. Tai yra apie tiesą ir teisingumą ir buvimą savimi. Galite pasidaryti print screeną ir pakartoti šias afirmacijas, ar ne? Ir būk pats savo tiesa, toks, koks tu esi, lygiai taip pat ir kitiems, ar ne? Pasitikiu savimi. Aš esu savimi, aš parodau save, ar ne? Ir man nereikia nieko pasauliui įrodinėti, aš esu apskritai vertas, ar ne? Sekanti jūsų manifestacija galėtų būti, žiūrėkite, nauja pradžia, ar ne? Visos kortos apie tai, net jeigu duris užsidaro, atsidaro kitos duris, ar ne? Ir yra be galo daug visokių šansų ir galimybių tavo gyvenime ir jos ateina pas tave. Žiūrime toliau. Čia pasidarykite print screenus, kad galėtumėt kartoti. Klausykis tiesiog gyvenimo, ar ne? Ką pasaulis tau siunčia, kokius ženklus, kokius simbolius, kur tave veda, įsiklausyk, apsidaryk aplinkui. Turi stiprų vedimą ir pasitikėk juo. Na ir paskutinė mūsų karta, nuostabioji. Aš esu meilės ekspresija, aš šviečiu kaip saulė, mano vidinė šviesa yra mano jėga ir mano lobi, ir mano intuicija mane veda, ar ne, ir padeda atrasti man daug stebuklų ir dieviškumą tame, kuo aš ir esu. Kaip nuostabiai užbaigiam šią dėlionę ir žinokit, ir aš gavau šiandien atsakymus. Parašykite, ar patiko, ar norėtume dažniau tokių video, kas nori konsultaciją net iš 4 skirtingų kortų kalaidžių apie savo sielos kelią ir situaciją. Rašykite man, Mėnulio magija 777, Instagramas, Facebookas, TikTokas. Iki!